savo urvelyje. O štai tik bėda paspaudė ir mes vėl kartu. Už tai ačiū tom problemom ir tiem sunkumam, kurie nukrito ant mūsų galvų ir po truputį atves mūsų protą. Nes tol, kol mes po vieną keikėme valdžią, tol, kol mes po vieną verkėme iš nevilties prie televizijos ekranų arba skaitydami laikraščius, mes esame apgailėtini, vargšai nabagai. Bet kada mes savo nepasitenkinimą sudedame į vieną krūvą, kada mes vienu balsu pradedame kalbėti, kad mums reikia teisingumo, mes tampame tauta. Tai yra, mes tampame tuo, kas vienintelis šitoj valstybėje turi teisę daryti tikrą tvarką. Dabar buvo kalbama apie vietas, kur čia galima rengti mitingus. Mano didžiai gerbiamas profesorius Landsbergis netgi pasakė, kad galbūt geografija šito susitikimo ne čia. Aš nebūčiau dalyvavus niekur. Prezidentė yra vienintelis valstybės pareigūnas, kurią aš kol kas pasitikiu visiškai. Ir todėl tik tai čia aš randu reikalą kreiptis į jūs, nes tai yra didžiulė atsakomybė. Ir raginti, kaip ir aš, pasitikėti ją. Aš gerbiu ją už tai, kad jinai kalba tiesiai, kalba šviesiai ir nevinioja į vatą. Todėl šiandieną, nors mes ir nebuvom įleisti į aikštę, toks įstatymas, na, aš prezidentės vietoj būčiau pasakius, nebijau aš jūsų tauta, ateikit prie mano langų. Aišku, kuris galėtų jai po to apkaltą paskelbti, nu, bet nieko. Tai štai, ponas Mažonai, raminkitės. Tai štai, aš noriu tiesiai šviesiai paklausti prezidentės. Miela prezidentė, mes nesijaučiam pavaldiniais, mes jaučiamės bendradarbiais, kuriant savo laisvą valstybę. Prašau atsakyti, kieno rankose šiandieną yra Lietuvos valstybės valdžia? Kieno rankose yra Lietuvos valstybės vairas? Mes 20 metų pykdamėsi vieni su kitais ir netgi su šeimos nariais balsuojame tai už kairiuosius, tai už dešiniuosius, tai už kairiuosius, tai už dešiniuosius. Nesikeičia niekas. Paskui mes nusprendėm pajuokauti ir išrinkti juokingus. Bet niekas nepasikeitė. Niekas nepasikeitė. Tada normaliems žmonėm ateina į galvą logiška mintis. Tai palaukit, jeigu renkam tuos, renkam anuos, niekas nesikeičia, tai gal valdžia tikrai nerankose tų, kuriem jinai priklauso pagal konstituciją? Gal yra kažkas kitas, kas turi valstybės vairą? Aš nenoriu, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė būtų suvartota taip, kaip buvo suvartotas prezidentas Valdas Adamkus. Aš manau, kad tokių žmonių, tvirtų ir atvirų, mes labai stingame Lietuvoje. Per 20 metų mes sunaikinome labai daug šviesių savo lyderių, nepagalvodami, kad į jų vietą neateis niekas kitas ir likome nemokšų ir kažkokių dvasinių menkystų, neužaugų valdomi. Todėl aš labai noriu atkreipti prezidentės dėmesį į tai, ar jos rankose esantis valdžios vairas yra tikras, o ne butaforinis. O galbūt geroji mūsų kreivų teismų praktika atėjo ir į prezidentūrą. Galbūt jau nereikės skelbti apkaltos, galbūt nereikės jau ieškoti nesamos konstitucijos dvasios tam, kad nuversti fiziškai prezidentą. Gal vietoj tikro valdžios vairo jam į rankas galima įbrukti trafaretą. Jam galima į rankas įbrukti lasdelę, kuri vairuos, sukios, bet valstybės mašina dardės tenai, kur jau jinai darda 20 metų pasirodo, ir tie, kurie ją reguliuoja, yra tokie įžūlūs, kad jie jau net ir nebesislepia. Jie nebesislepia, jie visiškai oficialiai mūsų akise neteisingumą verčia teisėtumu. Todėl aš, brangindama prezidentę kaip vienintelį lyderį, kuriuo galima pasitikėti, aš labai gerbiu Kubilių. Bet kaip galima gerbti premjerą, kuris neišsireikalauja, kad VSD suteiktų jam tą pačią informaciją, kaip suteikia vienam asmeniui? Aš žinau, ką reiškia savimeilė. Ne vienas didis tautos lyderis yra virtęs, neužauga ir susinaikinęs per savimeilę, kada yra žmonės, kurie eina ir aiškina, tu pats geriausias, tu pats puikiausias, tu pats nuostabiausias ir pakiša jam vat tą netikrą valdžios vairą. Todėl aš noriu, kad mes, pradėję kaip valstybė, kuri skaidriai, drąsiai ir aiškiai pasisakė už nepriklausomybę, o dabar mes esame valstybė, kur generolas dirba taksistų, o galimi nusikaltėliai dirba ministrais, kad mes pasinaudotume savo sunkumais, taip kaip moka lietuviai, ir išspaustume tą visą sunką. Vienykimės, būkime tauta
Ir tada begėdžiam reikės bėgti iš valstybės, nes bus gėda ir jiem ir jų vaikam. O ne mūsų vaikam reikės nešti kudašių iš ten, kur nėra teisingumo. Būkime kartu, būkime tauta. До того, как объявились эти 30 партий, был германский народ. Когда эти партии исчезнут, народ по-прежнему останется. И мы не желаем быть всего лишь представителями какого-либо рода деятельности, класса, религии или местности. Мы хотим показать германскому народу, что прежде всего нет жизни без справедливости, а справедливости без власти, власти без силы, а вся сила находится внутри нашего народа.